Neretai sportuoti pradėję žmonės susiduria su motyvacijos stoka, o sėdimas gyvenimo būdas tampa vis didesnė problema. Tad išeitimi tampa sporto bendruomenės. Jos ne tik padeda išlaikyti motyvaciją sportuojant, bet ir tampa nauja erdvė susirasti bendraminčių. Viena iš tokių 7am bendruomenė. Dabar ši bendruomenė sportuoja sporto klube. Čia treniruojasi 3 kartus per savaitę. O viskas prasidėjo dar rudenį, kai Motiejaus Lisausko suburti žmonės kas rytą 7 valandą rinkdavosi Kaukysos sporto aikštyne. Nuo to, kad tokių turėjau šiek tiek sunkesnių gyvenime įvykių ir kažkaip galvojau, kad reikia visą tą depresyvę nuotaiką kažkaip tvarkyti ir spręsti. Ir kadangi visą gyvenimą sportuoju ir per sportą, manau, kažkaip labiausiai sugrįžtų į save, tai tiesiog nusprendžiau rytais eiti sportuoti, tenais yra geros sąlygos pasportavus nueiti, padaryti kvėpavimo pratimus, išsimaudyti šaltam vandenį, tai gauni tokį visą paketą dopamino ir serotonino bombos iš ryto. Tai aš kažkaip pradėjau sportuoti vienas, tada juokais įkėliau istoriją, ne juokais, o iš tikro kaip ir humoro forma viskas buvo, kaip ir toksai kvietimas žmonėms, kad pabandytų atlikti tą patį protokolą kaip aš, nes visų pirma man pačiam vienam buvo kaip ir smagu sportuoti, bet aš norėjau, kad dar ir kiti žmonės prisijungtų, vien tik dėl to, kad daugiau ir man motyvacijos ir gal kitiems daugiau motyvacijos žmonėms atsiras tiesiog prisijungti, tai juokais įkėliau istoriją į Instagramą, atėjo ten porą draugų, pradėjau su jais sportuoti, po to įkėlėm dar vieną istoriją. Tada pamatė draugai ir taip viskas po truputį pradėjo suktis. Tyrimai rodo, kad net 26% mažesniu streso lygiu pasižymi grupėse sportuojantys žmonės. Bendra jų psichologinė savijauta pagerėja daugiau nei 12%. Net 3 kartus per savaitę reguliariai sportuoti pavyksta 64% grupinėse treniruotėse dalyvaujančių žmonių. Pavyzdžiui, grupėje parašo, kas bus rytoj ir jeigu paširdų ten ir sakau, kad žiauriai nenoriu ir daug excusų savo sugalvoju, bet vis tiek varau, nes jau pasakiau nebrai, kad būsiu. Tai realiai tada ir gaunasi, kad daug daugiau sportuoja negu kaip vienas. Jau fiziškai ir išoriškai, žodžiu, visame kame matau tik pozityvą ir pliusų. O kaip sekasi atsikelti ryte, kad 7 ryto čia ateitum? Na, jeigu reikėtų tenai sportuoti, tai manau neatsikelčiau, bet kadangi žinau, kad kompanija laukia, tai visada svorio atsikelti. Jis tave įtraukia ir gal labiau motyvuoja, kai tu matai, kad kas rytą kažkas eina sportuoti, kažkoks tavo draugas eina sportuoti, tu labiau įsitraukia tą bendruomenės veiklą ir lengviau išlaikyti tą discipliną, nes ta disciplina tampa labiau tokia ne kaip disciplina, kaip malonumas. Tu būni excited iš ryto varyti, sportuoti su draugais, kuriuos matei visą savaitę.